Galbūt norite, kad jūsų ChatGPT pasisveikintų su jumis kaip nors ypatingai. Pavyzdžiui, labas karalienė, sveika ponia kapitonė, bet kaip kitaip, kaip tik tai jūsų fantazija leidžia sugalvoti. Tai padaryti yra itin lengva. Pažiūrėkime. Paspaudžiame prie savo ikonos, kaip matome dabar, su mumis sveikinasi visiškai paprastai. Tai paspaudžiame plus ikoną ir paspaudžiame funkciją pritaikyti ChatGPT. Čia įvedame, kaip norime, kad su mumis pasisveikintų. Taip pat galime apibūdinti, ką mes veikiame, tai padės gauti geresnius atsakymus, nes pokalbių robotas labiau orientuosis į jūsų veiklą. Kita funkcija, kokias savybės turėtų ChatGPT, jūs galite nurodyti aibę įvairiausių dalykų, kaip su jumis kalbėti, kaip pateikti atsakymus ir taip toliau. Pažiūrėkime, kaip dabar su manimi pasisveikins. Dabar su manimi sveikinasi, kuo galiu padėti, karalienė. Matote, labai paprasta ir labai žaisminga. Nors ir žaisminga, bet tai puikus būdas, pateikus papildomos informacijos apie save, jūs ateityje galite gauti daug geresnius atsakymus. Žinoma, reikia atitinkamai užpildyti instrukcijas. Jei patarimas buvo naudingas, kviečiu prenumeruoti kanalą, nes ateityje bus daugiau patarimų, kaip naudoti dirbtinio intelekto priemones.